Mašiną paliekam, kažkur tai kažkaip tai. Esam Atėnuose. Čia dviračių takelis nutauš tave, jeigu ten eisi. Ką tu turi? Nematoma dviratį. Štuš, ką tu čia, nei kiek nebėjai? O ne, Jisai žino, kad tu balandžių neįeiti. Einam, nes nėra mašina. O kiek nemato? Ai, per raudoną praėjom. Eik tu savo. Neik raudonas. Kaip tau patinka ženklas? Nu, gal jie važiuoja. Štai ir tas vaizdas, prie kurio artėjam. Kaip tau ten tas vaizdėlis? Turime 2 bilietukus. Ir dabar? Kur durys? Kur vartai? Braunamės po truputuką į vidų. Scena γενικότερα. Va, kaip lengvai praėjom pro visą minę. Be jokių kliučių. Jie tenai matai ginčiasi kažką tai, kad ten jie kartu, ne kartu. Nesvarbu, bet mes... Viena ta tikra bus. Och. Eik ten va stovi, eik. O sea que soy mayor de 25, ¿no? Štai Mes čia prasigrovėm, labai greitai ir lengvai. nes taip kai būna masė žmonių, tai ten matai, net būna ta Vingiuotai. vingiuota vora eiti. Jo, o mes lengvai ir greitai Jie čia. šarka lesa. Kažkokia ten aštuonkoja pabaisa. Sauga teatrą. Žiūrėk, gal rimti gurgūną, kad tenai ant galvos gyvatės. Gal. Bet vienu žodžiu sauga tas padaras teatrą šitą. Ir atsiveria mums gražus vaizdai. Tie, dėl kurių čia važiavom. Bet kiek žmonių. Braunamės aukštyn. Yra parašyta, kad nečiupinėti marmuro. Tai net matau, kaip visi iš viso link. Tai va, nuglostėte stulpai visi. Tai įsivaizduok, kaip jie tuos akmenis ten taip aukštai užkėlė, tai senais laikais. Rankom, virvėm. Kiek ten vargo turėjo jie daryti. Apžiūrėsim dabar iš visų pusių Akropolio Partenoną. Apeisim. Tai didžiausias ir žymiausias pastatas šitam Akropolį ir šventikla yra skirta Deivei Atėnei. Čia va šitas va Partenonas. Taip. Na ir bandam apeiti dabar aplink. Vyksta darbai kažkokie tai. Čia yra tiesiog jau kažkokia tai stabilumo konstrukcija. Nežiūrėti. Jo. Keliaujam aplinkui. Apačioje dar vienas teatras kažkoks yra. Čia teatriukas pagal aną. Jo, teatriukas. Ir daugiau čia visokių vat kolonų. Dar čia kokių tai liekanų pilna. O va, priėjom iš kito šono truputuką. Pažiūrėsim. Irgi ten piešiniai kažkokie viršui matosi likučiai. Kiek dar daug čia visokių tokių vat įdomių dalykų pridėta. Kolonų visokias dalis išsimėčiusias, sudėtas į vieną vietą. Šaltas bėga. Ne. Ir truputuką dar iš toliau nužvelgsim Partenoną. Ir ten jau matau tą mažesnę šventyklą. Bandysim dabar priartėti prie tos mažesnės. O čia yra Erechtėjonas
šventikla su garsiosiomis kariatidėmis. Tai yra tos moters figūrų kolonos, taip vadinamos. Ir šita šventikla yra pastatyta ant vietos, kuri buvo laikoma Atėnės ir Poseidono varžytuvių vieta. Čia jau šita gerokai mažesnė šventykla. Bet vis tiek jinai įspūdinga, ne? Tos kolonos čia patį tą įspūdį sudaro. Ir ten va viršui matai kokie ornamentai, aišku, kamerui tai nesimatys. Kažkiek gal ir matysis. Ir visas grožis iš mūsų. Apėjom ratą čianai. Kaip tau patiko? Labai, labai. Plius 30 pas mus kieme šiandien. Be pavydo scenų. Ir dabar vėl priartėjom prie šitų vartų. Negalėčiau stebėti. Nuo Atėnų nutolom jau kažkur apie 70 km. Ir dabar sustojom čia tokioj gražioj oloj. Visai palei kelią. Pirmiausia pamatėm kažkokį griuvėsį viršuje ant kalno. Ir paskui atsivėrė toks vaizdas su ola, su skile. Jo. Ir čia toks vaizdas, kad čia, žinai, kažkokie tai žvėrės ateina gyventi. Gali būti. Ir čia gyvena kuosus, mačiau, bent kelios išskrido. Ne. Paprastai būna balandžiai, o dabar kuosus. Mum iki tikslo dar kažkur tai apie 300 km. Kopsim į kalną? Kopsim į kalną. Osa. Osa. Ir jo aukštis yra 1978 metrai. Dar čia va tokia va anga. Alau! Kargi to? O čia va, eik iki pat galą. Ten tolumoj matom Olimpo kalną. Ir neaišku, ar jis ten matosi, ar nesimato, bet pabandom žiūrėti. Ir čia kas yra? Nesminis dalykas tas kalnas. Ten yra mano kalnas. Oso. Kodėl jis yra tas kalnas? Todėl, kad ten yra 1978. Ir kas tai yra? Nėra būtina visiems žinoti, kiek man metų. Tai dabar mes į tą kalną važiuosim. Okay. Kylant mum į Osą viršukalnę tenka važiuoti tokiu takeliu, pilnas kliučių, kurias dar vis įveikiam, pravažiuojam, prasibraunam pro jas. Kaip tavo savijauta? Patinka toks kelias? Labai. Mum važiuoja dar 18 km, 3-7 minutės. Skaitas medis, jeigu vat kaba, paėmė, parėmė. Nu jo, vartai padaryti, pravažiuoti. Norėjau. Tai va, tu gausi palaikyčią, arba pravažiuoti. Ką renkies? Gal pravažiuoti. Pažiūrėk, kokie čia pas mum skardžiai žemyn didžiausi. Nu va, ir atėla pravažiuos. Ate. Aha. Važiuosim ir pravažiuosim. Nu, kamikadzė varyk. Aleliuja.
Nu čia kuo toliau, tuo blogiau. Pasižiūrėk, čia kaip išplautas kelias. Nu jo. Bet šiaip tai čia, žinok, dar įmanoma Nu, pravažiuoti. tu jau nebesvai. Oi, ten iš viso, ne. Gerai, įtikinai. Ten jau grioviai baisus. Ten jau grioviai baisus matosi. Čia ta navigacija, nesuprantu, atvedė į tokią vietą, kur net zuikiai vaikų neveda. Bet ta rava, kai apsižergia, atrodo, kad nieko tenai nėra baisaus. Žinok, mašinai sėdint atrodė baisiau. Prasideda mūsų žygis į kalną. Vargais negalais. Taip, ten klaidžiam visur, kur nereikia. Tas žemėlapis ten mum vedžioja kaip ciuciukus už lenciūgą paėmęs. Vos trumpam sustojau pasižiūrėti į žemėlapį, o Jūratė jau toli nuliekus. Eina savo, kai jinai greit nutola. Bandau vytis ją. Viršūnė ten, o mum kelias štai čia. Na čia ir prasideda dabar pats stačiausias lipimas į viršų. Labai panašu, kad nebedaug liko. Už mūsų vaizdai tokie. Galvojam, kad jau viršų pasiekėm. Bet tas viršus pasirodo dar toli. Pagal idėją liko pusvalandis kelio. Be žodžio. Skardinė vėliava. Visi 78 metų vaikai turi pasiekti šitą viršukalnį. Aš irgi pazvanginsiu. O, skambutis. Ir vaizdai aplink. O, čia dar kažkoks žiek rūsys. Esam ant Osa kalno viršaus. Dar tas kalnas yra vadinamas Kisavos kalnu. Toj pusėj matom Serijono kalnus. O ten Olimpas. Aukščiausias Graikijos kalnas. Čia dar radom kažkokį tai požemį. Nikštukam. Stiek bandam įeiti. Eik tu.
Oplia. Oplia. Oplia, koks Dievo rusys čionai. Čia koplyčia, ne rusys. Koplytėlė, jo. Koplyčia kokia. Iš gaubtų stogo. Tai čia tas betoninis, kur užlipę buvom. Jo, stogelis. Mhm. Bet tai čia prieglobstis toks nuo vėjo, ką? Pagaliau kaip altorius. Aha. Nu jo, vaikai, matai, jie labai religingi. Už tai ir tas varpas tai irgi su kryžium. Išėjom iš tos koplyčios, kad dar būtų truputį užuovėje, nes ten viršui vėjas toks pakankamai nemažas. Tai Osa kalnas yra 1978 aukščio, o Olimpo kalnas yra 2918 metrų. Tai vis tiek belekliu atveju nuo abiejų kalnų labai gražus vaizdas atsiveria, tik tai gaila, kad šiandien ta migla tokia. Jo. Ir kadangi graikai čia su ta mitologija labai, tai Olimpas labai dažnai minimas mitologijoje kartu su Osos kalnu arba Kisavos ir kitas pavadinimas. Tai va tiek sužinojom apie šitą vietą. Ir kodėl mes pasirinkom būtent šitą kalną, o ne Olimpą lipti? Tai šitą jau atskleidėm apačioje. Ar dar kartą priminti? Gali priminti? Visi 78 metų vaikai turi pasiekti šitą viršūnę. Mes to visiems ir linkim. Mano Aš geografiškai plečiuosi, turiu savo miestą Lenkijoje, Juratą, o dabar turiu savo metų kalną Graikijoje. Nu va. Ką daugiau rasim? Su laiko tik pamatysim. Nu ir ką dabar prieš žygį į apačią? Va. Kliaukšt. Bus. O! Šitie keliaujasi čia. Tai kad tu nebuvai įjungęs. Ką? Kaip laukiam šitą? Kaip laukiam šitą išdarimą? Va, dar prisimenėm pasakyt, kiek mes laiką čia lipom. Dar nuo viršūnės daug nenutolom, bet mes čia lipom valandą kiam. Jo, kiek daugiau negu pusantros valandos. Nu, žemyn gal bus biškį greičiau. Nu, reik man. Labas rytas. Labą rytą. Išsimiegojom šalia kalno Osa. Jau matau, kad pamiršai pavadinimą. Ir dabar čia mums šalimais yra va toks va įdomus statinukas. Vazonas. Vazonas. Va, ir va ten va dar yra va. Jo, ir ten dar va matas tolumoj. Sakau, aš mačiau kelis juos. Taip galvojau, kad čia jis bus su durim, priėjo Martin. Nėra čia jokių durų. Šiaip akmenų krūva. Nu, sudėta va tai va. Labai įdomiai atrodo. Šiandien migla mažesnė. Mažesnė šiandien migla. Olimpas matosi. Ryškiau šiek tiek. Pasigrožėjom ir varom. Taip. Va ten yra Olimpas. Šiandien nėra ant jo jokių debesų pastrigusio. Matas visą dydžiai jisai. O čia tas kalnas, kurį vakare įveikiam. Atvažiavom į Olimpo kalną papėdę. Čia yra vienuolynas, bet mes jį neįsim. O keliaujam ieškoti ten, į apačią yra, va, driežas čia. Džiung, ir nulėkė, įlenda į žolę. Nedidelis, šitoks lietuviškas. Keliaujam ten į apačią ieškoti krioklio ir olos kažkokios. Vandens garsas po truputį stiprėja.
Ir ką aš galiu dar pasakyti savo įžvalgą tokią. Jeigu žygis prasideda lipimu žemyn ir grįžimu aukštyn, jis yra daug lengvesnis. Sutinki? Einam pirmą į uolą ar į vandenį? Išrink, trauk burtus. Nes va čia va jau mes radom urvą. Gerai, tada išrink, kur tau atrodo įdomiau būtų pirma. Supratau, be žodžių, judam. Liepynė grįžta namo. Po vienuolyno palysim. Apie šitą vietą nieko nežinom, todėl kad negalėjau atlikti namų darbų, nes važiuojant kalnais nebuvo ryšio. Nu va. Olimpo kalnas visas antenas uždengia. Žinom tik tiek, kad esam Olimpo papėdį. Vanduo laša. Kiaurai ten šviečia. Kaip čia dabar gaunas dar vienas urbas? Nu, kaip? Na, o ten krioklys. Keturi klauzės. Tiltai kažkokie tai tie. Tai dabar kur einam? Nu, taigi tu čia pas mum dabar vedlys. Pirmai aš rinkausi, dabar tu rinkis. Ar vėl reikės traukti tualetinio popieriaus lapelius ir rašyti, kairė ar dešinė? Trauk, jeigu turi. Žiūrėk, išsitraukis, tušinuką neturiu. Bėda, vienintelė. Nu. Bet Į uolą. kokie būtumėm glušiai, jeigu būtumėm nubalsavę neiti į tą mano kalną. O tai mes balsavom ten apačioj? Nu taip. A, Taigi, ar einam ar neinam? na tai. Į uolą dabar. Na gerai. Tiltas tilteliukas toks, na labai jau toks vos gyvas. Labai jau toks vos gyvas tas tiltas, ką? Nu va, bandysim eit per tą tiltą. Kokios krūtės? O kiek šios krusdelių. Ir kokios jos didelės. Negirdžiu tavęs. Krioklys ten kažkur tai. Greičiausiai. Vėl skaičiuosi. Tai čia turbūt ta pati, prie kurios artėjam. Ai, čia turbūt. Plaukiot negalima. Nei plaukiat, nei laužą kuriant, nei palapinę statyt nieką. Truputuką įdomėja mūsų žygis. Keičias danga kelio į sudėtingesnę, nei kad buvo prieš tai. Po žaibu. Bet tikrai tai žaibas. Ir artėjamės prie olos. Jie jau kaip ir matosi mums čia. Bandykime įtartin, žiūrėt, kiek išeis į vidų, gal įeisim. O viduj kaip vėsu! Olą aplankėm. Olimpo papėdę biškį vat pamindysim mes šiandien, su mašina kiek pasivažinėsim ir viskas. Ir daugiau žiūrėsim, ką mes ten pamatysim toliau. Kriokliukas! Nedidelis jis čia visai. Ten dar vienas krioklys matomas. Šį čia va tas va gražus. O dar va tokį mačiau krioklį. Iš anos pusės buvau prieėjęs. Aha. Iš čia va krenta ir va čia va plumpt vėl nukrenta ir varo. Iš vien tie kriokliai.
tu žinai, kad čionais Olimpo kalno tirpstančio sniego vanduo yra? Einu rankų mazduoti. Bet žinai, ko mes nepadarėm? Nepasiėmėm termometrą. Nu tai. Buvau nusiteikusi šaltesniam. O, šalta. Negali būt. Bandau dar truputį į viršų palipti. Dar iš kito kampo nufilmuoti. Va ir užlipau, kur vanduo išsišakoja. Kaip gražu. Gamta nuostabi. Bet šiaip negalim. Gegužės 25 šeštadienis. Mūsų diena prie jūros. Jūratė maudas, man tai šalta. Jūra 22,4. Jam šalta. Taip, šalta. Aš varau. O vakare važiuosim į naują vietą. Rytojaus dieną, sekmadienį, praneša lietinga ir pakankamai vėsu. O Jūratė plaukia. Atspėkit, kas nutiko. Šiandien neturim kas gelbėja. Tenka gelbėtis patiem. Gal nori ką nors papasakoti? Antrą kartą vėlyn. Nu, bet čia taip netikėtai, nu. Kiek ant tavęs uodų. Antras dublis. Atrodo, tiek nedaug trūksta. Nu ir be pagalbos neišsivertėm. Mašinėlės gelbėjimo operacija 2. Wow! Nu, čia tai buvo reikaliukų. Bet geras žmogelis pasitaikė, paklausė iš kur ir net pinigų neėmė. Jau nebevažiuok tu niekur, eik tu peklon. Stok čia. Neklauso dar.